Šiandien ypatinga Kodžio diena, lapkričio 11. Šok. Tėti, tėti. Nagi, štai ir jis. Ar šiandien tavo gimtadienis? Tu gavai. Sakiau tau, kad gausiu. Su gimimo diena. Per kitą tavo gimtadienį čia bus visa komanda. Visi kartu žaisime beisbolą. Pasiruošk. Bėk. Pasitempiau raumenis. Reikės... Kas po velnių čia buvo? Kodi. Ne. Ne, nemanau, kad Hoytas su to susijęs. Gaila, bet tai tiesa, vaikai yra grobiami. Iškart po to įvykio, nes, suprantate, jie turėjo nugabenti į teismą ir panašiai. Taigi jis turėjo būti netoliese, jis buvo kitoks ir žinote, jame tuo metu buvo kažkokio pykčio. Iki to laiko aš nelaikiau jo girtuoklio ir panašiai. Aš su juo apie tai nesikalbėjau, bet žinote, mes vežėme šieną ir jis buvo palūžęs. Žinote, parodykite man ir tuomet aš patikėsiu. Jei klausėte manęs, aš manau, kad jis kaltas. Galbūt visi susikoncentruokime į savo baimę, į Hoytą. Galbūt tai yra dėl to, todėl jis paliktas vienas. Turiu omeny, tai liūdna, labai liūdna. Aš turiu vaikų ir anūkų ir jei mano 8-metis anūkas dingtų, Taip, aš nežinau, ką daryčiau. Kodis buvo mano jaunėlės dukteris klasėje. Aš turėjau su ja miegoti beveik kas naktį, žinote, kol ji užmigs. Taigi tai taip sunku. Žinoma, kad pažinojau Kodį. Jis geras vaikas, linksmas, liesokas. Vieną dieną būtų užaugęs iki 10 pėdų. Taip, žmogau. Aš pažinojau Kodį. Turiu omenyje, truputis domėjausi šią istoriją. Iš tiesų netikiu nei vieną versiją. Netikiu paranormaliais dalykais. Niekada nemačiau to vaizdo įrašo ir niekada nesu matęs tokio vilko. Bet visko galėjo būti. Jei kažkur tai vyksta, tai galėjo nutikti ir čia. Žinote, netikiu tomis nesąmonėmis. Kad kažkuo patikėčiau, turiu tai pamatyti. Nieko panašaus nesu matęs. Pabūk čia, žmogau. Pamatysi. Aš esu Semas Grynas, esu sociokultūrinės antropologijos mokslų daktaras iš Čikagos universiteto. Aš dirbu MDE, apie 6 mėnesius lauko mokslininku. Žmogau. Sveikas, Semai. Kaip tu, drauguži? Gera tave matyti, žmogau, tave taip pat. Aš esu Cameronas Murphys. Aš tyriantysis žurnalistas iš Los Andželo. Mudu su Semu kartu užaugome. Jis man paskambino maždaug prieš mėnesį, pasakė, kad atlieka tyrimą kažkokioje keistoje gyvulių fermoje. Paklausė, ar nenorėčiau atvykti ir stebėti, kaip trečioji šalis. Sveiki, čia mūsų fotoreporteris Britanas. Sveika, žmogau, Cameronai. Mano vardas Britanas Launas, esu laisvai samdomas fotoreporteris. Įprastai man nepatinka sėdėti prieš kamerą, taigi pasakysiu trumpai. Esu atlikęs panašių darbų su kitomis grupėmis ir niekada nesusidūrėme su kažkuo keistu ar neeiliniu. Taigi, tikiuosi, ši kelionė bus kiek kitokia. Ar paims jo krepšį? Taip. Ačiū, žmogau. Ką manote apie nedidelę kelionę po apylinkės? Gerai. Hoytai. Noriu, kad susipažintum su mano draugu Cameron Murphy. Sveikas, Cameronai. Hoytas Milleris. Mano vardas Hoytas Milleris. Ir aš nusipirkau šią fermą prieš 4, truputį daugiau nei prieš 4 metus, norėdamas ją paversti kažkuo, žinote, ypatingu. Tarkim, ar man būtina tai daryti?
Ar galiu, ar man būtina dar kalbėti prieš kamerą? Nenoriu to daryti. Malonu susipažinti, puiku, būkite pasiruošę po 45 minučių. ATV jau bus paruoštas, puiku. Eime, mergyt. Čia Liza. Liza, Cameronas. Cameronai, daug girdėjau apie jūs. Aš esu Liza Morau, esu veterinarė. Čia dirbu daug metų. Madėje dirbti pradėjau prieš keletą mėnesių. Tai mano pirmoji byla. Jie pasikvietė mane, nes išmanau apie fermų išdarkymą šioje teritorijoje. Tai kelia nerimą. Savo darbę mačiau daug sergančių ir kritusių gyvulių, bet fermų sudarkymio fenomenas, nežinau, kaip tai paaiškinti. Ar arkliai vis dar elgėsi keistai? Ne, jų elgesys jau normalus. Jie elgėsi neprognozuojamai. Taigi dabar viskas gerai, bet paklauskit to paties po 10 minučių. Gerai, paklausiu. Puiku. Ar matėjai Metą? Manau, jis su Rėjumi kažką montuoja už namo. Liza, malonu susipažinti. Tai ilgas laiko tarpas Afganistanui. Tiesą sakant, buvau 10 karių grupėje beveik 3 mėnesius. Kaip sekėsi? Turiu omenyje judesių daviklius? Sveiki, aš Metas Johnsonas, dirbu MDE medijos laboratorijoje. Taip, aš susipažinau su Semu, kuris įtraukė mane į projektą. Mums abiems patinka paranormalūs dalykai. Ir aš tikiu, kad šis projektas padės įteisinti lauko tyrimus. Taip, aš būsiu komandos vairuotojas ir virėjas. Pasiruošęs. Taip. Kas čia buvo? Mano ranka, baigiau. Apeik iš priekio, kvaily. Tai Rėjus. Eime, susipažinsim. Rėjau, noriu tave supažindinti su Cameronu Merfiu. Sveikas. Tu čia tam, kad padėtum su jutikliais? Rėjus Rydas, buvęs kariškis. Esu čia dėl apsaugos laidų ir panašiai. Jei sėkmė mums šypsosis, ši vieta bus tikriausia tvirtovė. Tai ir viskas, jau baigėme. Kaip sekasi su kameromis? Jos beveik paruoštos. Kai baigsite, kodėl jums neatėjus? Tada viską ir parodysiu. Labas vakaras, Hoitai. Pasiruošęs? Pirmin. Gerai, visi sulipote? Kur važiuojame? Hoitas teritorijoje rado negyvą elnę. Semas nori jį apžiūrėti. Koks teritorijos plotas? Daugmaž 1000 akrų. Tiksliai neapibrėžta, bet dalis pietų Idaho valstijos Jutos baseinas. Visi keliai Nevada ir Kalifornija yra laikomi JAV paranormalios veiklos meka. Vietiniai čia net nekelia kojos. Yra tam įrodymų? Turi įrodymų nuo 1800-ųjų, kai buvo užfiksuotas pirmas NSO sudužimas Rozvele 47-aisiais. Pirmas pranešimas apie fermos niokojimą 67-aisiais. Dagvėjus praktiškai yra šalia 51 zonos. Niekada apie tokį negirdėjau. Pravažiavo tie atvažiuojant. Nulinis taškas JAV kariniams tyrinėjimams. Turiuomenyje kalbame apie viską nuo dairimosi iki psichologinio karo. Semai, atleisk, kad nuvyliau, bet jis mirė savo mirtimi. Matai liežuvio spalvos pakitimą? Tai tipinis kraujo ligos atvejis. Bet kokiu atveju paimk pavyzdį. Žinoma, ko tik panorėsi. Ei, mums dėlėtų grįžti. Artinasi didelė audra. Ačiū, Hoitai. Prašom.
Viskas įrašoma tiesiai į serverį. Dėl viso pikto turiu atsarginį variantą C70-ajame. Jis maitinamas iš generatoriaus. Viskas sujungta atskirai bei nustatyta įrašymui visą parą. Pirma kamera fiksuoja kelią, taigi galime matyti, kas ateina į teritoriją ir iš jos išeina. Antra kamera filmuoja namą iš kiemo. Trečioji kamera vakarinėje ganyklos dalyje. Ketvirta kamera prie stovyklos. Penktoji prie daržinės. Bei šeštoji daržinėje. Tai tiek apie kameras lauke. Kas bus naktį, jos visos persijungs į infraraudonųjų spindulių režimą. Tai rentgeno nuotrauka, apie kurią kalbėjau. Man neįdomu. Parodyk man. Tuomet parsiųsk. Ačiū. Jei galima, norėčiau paskelbti tostą. Aš tiesiog norėjau padėkoti visiems, kad atvykote. Kai dingo mano berniukas, nedaug sulaukiau pagalbos. Ir aš tiesiog labai tai vertinu. Ir noriu, kad žinotumėt, jo kad ir kas tai bebūtų, tikiu, kad tai vis dar čia. Ir kad tai turi proto. Tiesą sakant, duodu ranką nukirsti, kad jis mus ir dabar stebi. Taigi, o ne, nepalikit manęs čia, į sveikatą. Į sveikatą, į sveikatą. Kur nori, kad nueičiau? Tiesiog eik ir aš tave surasiu. Baigta. Čia svetainė. Taip. Pasisveikink su didžiuoju broliu. Pasakyk tai. Labas. Pirmas miegamasis. Antras miegamasis. Valgomasis. Virtuvė. Sveikas, Metai, ar gali nusileisti žemyn? Gerai. Oito kambarys. Kodžio kambarys. Rūsys. O tai senoji mėsininko patalpa. O Dieve. Atsiprašau. Aš nenorėjau. Tikrinam kameras. Maniau, kad žinai, jog aš čia. Viskas gerai, tiesiog nesėlink tai prie žmonių. Žinau, tai buvo kvaila, atsiprašau. Gerai, viskas veikia, po velnių rėjau. Tu būsi atsakingas už aklas vietas. Jei norėsite peržiūrėti medžiagą, tiesiog pasakykite man. Aš viską padarysiu. Beveik visoje teritorijoje sudėjau judesio daviklius. Tad jei kas nors sujudės, mes apie tai žinosim. Dauguma jutiklių užprogramuoti aptikti tik didelius objektus. Puiku. Einu miegoti. Labanakt, Hoitai. Taip, pasimatysime rytoj. Ar tiesa, kad žmonės mano, jog jis suklastojo įrangą? Taip, bet juk jis visada yra skeptikų. O kas jis suklastojo? Kam jam tai daryti? Nežinau. Net jei ir neturėtume įrodymų, Semai, žmonės vis tiek manytų, kad jis pamišėlis. Toks jų būdas. Kągi, mes čia tam, kad padėtume. Šachas. Rugpjūčio 2. Mano pirma oficiali naktis rančoje. Labas. Kalbėsiu su savimi? Ne, tiesą sakant, su kamera. Naudoju ją kaip vaizdo dienoraštį. O kas atsitiko visagaliams pieštukui ir popieriui? Jie vis dar egzistuoja? Deja, jų nebėra. Kągi, tol, kol nenaudoja šio daikto jokiomis vidurnačio fotografijoms, skauto garbės žodis. Gerai, aš tai rašiau. Taip, tikrai. Ir ten įrašyta. Ar seniai pažįsti Semą? Keletą mėnesių. Klausyk, norėčiau, kad tai išjungtum. Štai šitas mygtukas. Kągi, gera žinoti.
Kas po Vilnių tai buvo? Jie ant stogo. Kas tai po Vilnių? Ar tai velnias? O Dieve, žmonės, žmonės. Atsargiai, Britanai. Palauk, Lizau, kas? Metai, neliesk, pasiutlygė. Oi, tai ir anksčiau matei ką nors panašaus? Tikrai ne, nieko panašaus. Nėra jokios traumos, vidiniai organai sveiki. Garsas sužaliojo jūsų norinę sistemą. Taigi, čia tik pradžia. Einu pamiegosiu. Sėkmės. Užfiksuosiu taip kaip toną. Reikia, kad dar kai ką patikrintum. Sveiki, palikite žinutę po signalo. Sveiki, ponė Milleri, tai daktaras Deivinas iš Baltojo ąžuolo psichiatrinės ligoninės. Norėjau pakalbėti apie jūsų žmonos progresą per pastarąjį mėnesį. Būčiau dėkingas, jei paskambintumėte kuo skubiau. O Dieve, atleisk. Nieko tokio. Jums viskas gerai? Taip. Gerai. Nes man reikės, kad palydėtumėte mane į ganyklą. Kas vyksta? MD neminėjo, kad dar kas nors atvyks į teritoriją. Nemanau, kad tai jie. Jis ten sėdi jau 35-45 minutės. Anot jo nėra skiriamų ženklų. Ar tai kariuomenė? Nežinau, sunku pasakyti, galbūt kažkas pasiklydo. Jis pajudėjo. Apsisuka. Semai, palauk. Sustok. Turiu klausimą. Ką manai, Rėjau? Nežinau, bet čia kažkas negerai. Taigi, tikrai negerai. Nieko panašaus nesu matęs. Niekada. Klausyk, aš esu komandos vadas. Jeigu tu esi vadas, tai turėtum žinoti. Hoitai, aš nepažįstu kiekvienos transporto priemonės, kurie atvažiuoja į šią rančą. Ei, nurimkit, klausykit, išsiaiškinsim. Taigi atlikau vakarykščio garso analizę. Pasirodo, buvo įrašyti 2 garsai. Buvo aukštas tonas, kurį girdėjome, tonas pažadinęs mus, bet radau ir infragarso pėdsakų. Infragarso? Taip, tai žemas dažnis, kurio negirdi žmogaus ausis. Kas tai galėjo sukelti? Turiu omeny, infragarsas atsiranda natūraliai. Ar gali būti dirbtinis? Tam tikrų dažnių kariuomenė sėkmingai ištyrė infragarsą, sukeldamas svaigimą, depresiją, baimę, pyktį, fizinius traukulius, dusimą, įvairiausius siaubingus šalutinius poveikius. Ir tai tik tie, kuriuos mes žinome. Gerai, o natūraliai?
Visos didžiosios gamtos nelaimės, vulkanai, žemės drebėjimai, griūtis. Todėl gyvūnai gali suprasti apie žemės drebėjimą anksčiau už žmonės. Jie pajunta vibracijas. Gyvūnai, banginiai, jie naudoja nei rašomus garsus, kad paralyžiuotų ir pagautų grobį, pavyzdžiui, žuvį. Tiesiog sakau, kad garsą, kurį girdėjome, apie kurį mums kalba Metas, galėjo sukelti gyvūnas. Neturime supratimo, su kuo susidūrėme. Tai ką čia veikiame? Aiškiai užfiksuota, kad bandymas tiesiogiai susisiekti su paranormalia energija padidina kontakto tikimybę. Paskui mane. Po tavęs. Semas paprašė manęs palaiminti teritoriją, susisieti su energija, kuri kalba iš žemės. Bet turite žinoti, ši žemė yra uždrausta mano žmonėms. Ir tik dėl apsaugos suteikimo aš sutikau atvykti. Yra legendos apie karius, medžiojančius šiame slėnyje. Jie grįžta į gentį, pasikeitę ir sunerime. Istorijas apie dingstančias ištisas gentis. Šioje dirvoje glūdi tamsa. Nesijaučiau gerai, nepasiūlęs jums tuoj pat išvykti. Ar nepasakęs, kad ši vieta sukels daug kančių. Taip pat žinau, kad nusprendėte pasilikti. Ir padarysiu viską, kad atneščiau štai šiai vietai šviesą, kad ir labai mažą. Dabar prašau tylos, kol susisieksiu su savo protėviais. Tau viskas gerai? Ar gali kvėpuoti? Semai. Nieko negaliu jums padėti. Jums reikia iš čia neždintis. Pirma nakties, rugpjūčio 4. Po pastarosios nakties įvykių jau trūksta miego. Atrodo, Semas mano, kad tuoj rasim kažką konkretaus, kažkokių įkalčių. Sutinku, kad garsas negyvi šikšnosparniai. Tikrai keista. Paranormalu. Nesu įsitikinęs. Palauk. Kas yra? Rėjus kažką turi. Eime. Taigi, ką turime? Prieš sekundę kažkas labai didelio įjungė vieną iš sensorinių aklojoje zonoje. Konkrečiai 3 zonoje. Taigi, kalbame apie kažką didesnį nei elnias. Gerai. Kameronai, patikrink tolimąją lauko pusę. Visi kiti eime su manimi.
Čia. Tai tikrai nenatūrali mirtis. Kaip dėžėvėrių užpuolimo. O ne, nėra jokių įkandimų ir įdrėskimo žymių. Šiaip pjūviai, jie tobuli. Atleisk. Jokio kraujo. Jie beveik chirurginiai. Velnias. Gerai, aš noriu pasimti viską. Metai, paim krepšį. Kas tai? Nagi, Semai, jei darysi, tai daryk greitai. Labas, Liza. Sveikas, Semai. Sveikas, Britanai. Labas. Kraujas? Taip, praėjusią naktį iš nosies bėgo kraujas. Tau dažnai tai būna? Ne. Bet buvo keletą kartų nuo tada, kai čia atvykau. Manau, kad tai dėl aukščio arba... Galbūt. Nagi, Britanai, ar tu žinojai, kad reikia patikrinti įrašus, nes jei kelis kartus iš nosies bėgo kraujas? Tiesiog nuojauta. Nemanau, kad galime tai pasakyti. Nepaaiškinsi? Nori pamatyti, kai ką daro beprotiškiau? Tai rugpjūčio 9-osios įrašas. Rugpjūčio 8-oji. O Dieve. Rugpjūčio 7-oji. 11 val. 11 minučių kiekvieną naktį. Rėjau, kiek valandų? 11 val. 9 minutės. Kiek valandų metai? Beveik 10. Rėjau, patikrink kamerą. Vyrai, kas vyksta? Ką darote? Semai, kas čia vyksta? Matai, reikia, kad pasakytum, kai bus lygiai 11:11. Supratai? Gerai, kamera parašta. Kodėl? Kamera parašta. Kiek laiko liko? Minutė. Ką jūs darote? Ar galime trumpam išeiti į lauką? Žinoma, minutėlę. Ką jūs čia darote? Palaukit, tai mano namai, ką jūs darote? Gerai, klausyk, keletą paskutinių naktų tiksliai 11 val. 11 minučių energija judėjo per namą. Semai, liko 45 sekundės. Energija šiame name? Taip, ką tu turiu omeny, energija? Apie ką jūs kalbat? Ne, tau nereikia ginklų. Kiek liko? 30 sekundžių. Gerai, nepaisant to, ką pamatysi. Nepaisant to, ką jūs pamatysit. Kamerai pirmenybė. Nuleidžiu ginklą. Gerai. Gerai, liko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 11:11. Nieko. Kodi! 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 Ei, Kodi, Kodi! Kodi, drauguži, tai tėtis. Semai, sugrįžk. Kodi.
Kodi. Kodi. Metai, Liza. Ateikite čia. Kas čia po velnių? Metai, atnešk jos krepšį. Mums reikia paimti visus šiuos antspaudus. Pažiūrėkite visus šiuos pėdsakus, iš kur jie atsirado. Tai tikrai šuns pėdsakai, bet jie milžiniški. Ką nors radot? Kol kas nieko. Kaip Hoytas? Kad ir kaip bebūtų, dabar jis girtas. Bet atrodo, jis nurimo. Vyrai, kai ką radau. Čia rašoma tik skubiu atveju. Kas čia po velnių, Semai? Skambink tuoj pat. Semai. Niekas neatsiliepia. Gal turi kitą numerį? Ne. Semai, kažkas, ką tu nori, kad paryčiau, Liza? Tiesiog sakau. Taip. Taip, skambinau. Kągi, ką mes turime? Sakote, jie čia buvo? Nuo 67 iki 71? Veikia ką? Klausykit, jūs žiūrite tai, ne tai taip gerai. Jie atsakė visus mano klausimus, jie pasiūlė pateikti dokumentaciją. Jie nebando nieko slėpti. Jie ką? Jie atsakė tavo klausimus. Apie ką tu velni kalbi? Jie atsakė visus mano klausimus, Hoytai. Dieve švenčiausias tikrai. Jie nieko nerado, gerai? Noriu sekundį su tavim pasikalbėti. Jie buvo čia. Palaukit, tiesiog paklausykit manęs. Nori pasakyti, kad jie buvo čia prieš tai, kai mano berniukas buvo pagrobtas. Geras mokslas. Tu tik kalbi. Tu nieko nesakai, tu tik kalbi. Bla, bla, bla. Kalbu apie savo berniuką. Klausyk, aš nenumaniau apie tai iki šio telefono skambučio. Bet jų buvimas čia neturi nieko bendra su tavo berniuku. Supranti, Hoytai? Kodėl? Kodėl neturi nieko bendro? Pasakyk, ar tu turi atsakymą? Atleiskit. Liza, tu mokslininkė. Ką tu turi? Ką bandai atrasti? Ar bandai surasti mano berniuką? Ar bandai surasti mano sūnų? Pažiūrėk man į akis ir pasakyk, kad bandai surasti mano sūnų. Ar bandai surasti mano sūnų? Aš bandau tau padėti. Kaip tu bandai man padėti? Tu bandai padėti savo. Aš tave stebiu. Štai apie ką aš pasakojau. Žmonės, radau dar 2 dėžes užkastas pašiūrėje. Viena buvo tuščia, kaip ir pirmoji, kurią radau. Bet antrojoje buvo tai. Kas tai? Tai vaizdajuostė. Daugiausiai naudota 60-ųjų pabaigoje ir 70-ųjų pradžioje. Ir Semai, tai atitinka laikotarpį, kai MDE sekė šioje teritorijoje. Nemanau, kad mes turime tai patikrinti. Vėlus vakaras, rugpjūčio 12. Sprendžiant iš šio daikto, MDE buvo čia 6-ame dešimtmetyje. Ant dėžės, kurią radau, buvo parašyta tik skubiu atveju ir buvo tuščia.
Aš turbūt būčiau dėl to sunerimęs, jei nebūčiau matęs, kaip Hoito sūnus, bėgęs per namą, ėjo į pašiūrį ir prapuolė. Jis dingo. Aš negaliu to paaiškinti. Atrodo, kad Semas taip apsėstas troškimo rasti įkalčių apie tai, kas čia vyksta, kad net nesidomi MDA motyvais. Taigi, Liza, nesimačiusi nieko panašaus? Ne. Tuomet puiku. Eime medžioti. Turėtų būti pėdsakai, teisingai. Manau, reikėtų ieškoti pėdsakų, kokius radome pašiūrėje. Tai turėtų būti tas pats žvėris. Ir sprendžiant iš vilko, kurį matėme dydžio, sakyčiau, kad jis sveria 500 svarų, kas yra 5 kartus daugiau. Žmonės! Tas daikčiukas milžiniškas. Nagi, pagaukime jį. Nagi, juk dėl to mes čia, pirmyn. Likusį kelią turime eiti pėsčiomis. Jis kažkur čia.
Gerai, eime. Ramiai. Ramiai. Tik pažiūrėkit. Aš noriu grįžti. Gerai. Ramiai, palaukit, lėčiau. Tuoj grįšiu. Atsargiai, Hoitai, kur jis dingo? Aš nieko nematau, būk atsargus. Žmonės čia. Palauk, Semai, ar matei šviesą? Kas yra? Ten buvo šviesa. Lažinuosi, kad tai urvų sistema. Bagažinėje turiu keletą virvių. Einu jas paimsiu. Gerai, būkite atsargus. Semai, tu norėsi tai pamatyti. Kaip manai, kokio tai senumo? Jėzus, Semai, rimtai, kas vyksta? Į kokį velnę mes žiūrim? Rėjau, pažiūrėk. Manau, mes radome mūsų dailininką. Kaip po velnių tas padaras čia pakliuvo? O Dieve, bėkit, nagi! Metai! Nagi! Mesk virvę! Britanas pirmas, nagi, išjunk kamerą! Rugpjūčio 13. Mes tiesiog... Gali būti Vimama, teisingai? Kas? Vimama. Indijoje atrasti senoviniai tekstai ir dokumentai vadinamis skraidančius kosminius laivus Vimama. Ir jie atrodo lygiai taip pat. Nors tai yra 6000 metų senumo ir daug žmonių mano, kad tai mitas, mūsų ekspertai mano, kad žinot, pagal schemas, skrydžius ir planus ir dizainą, tai yra taip pat modernu, kaip ir bet kas šiomis dienomis. Nori pasakyti, kad mūsų protėviai nupaišė kosminius laivus urvo viduje? Taip. Tiesiog prie to, ką mes matėme, tai skamba neįtikėtinai. Kągi, atrodo, kad radome paaiškinimą, o vilkas? Kaip tu išvis žinai, kad jis čia? Jis dirba ATV. Tik norėjau pasakyti, kad visai pasimečiau. Ir man labai gaila. Žinote, tokie dalykai kartais vyksta. Žinot, per savo gimtadienį Kodis pažadino mamą. Suglėbiau lauko gėlių, kurias jis surinko štai tame lauke.
Ji žiūrėjo ir pasakė, sūnau, juk tai tavo gimtadienis, kodėl dovanoji man gėles? Ir jis atsakė, todėl, mama, kad tu esi priežastis, dėl kurios aš gimiau. Štai koks vaikas jis buvo. Yra. Tai Kodis. Klausyk. Atsiprašau, kada naktį prie stalo užsipuoliau. Tiesiog aš nesuprantu jūsų technikos. Ir noriu, kad žinotumėt, jog vertinu tai, kad jūs čia. Ir turiu omenyje, tai vienintelis dalykas, kuris man teikia vilties. Nieko. Kažkokia nesąmonė. Kas nutiko? Ganyklos kamera neveikia. Metai, imk raciją ir nueik ten. Neužtruks nė 2 minučių. Gerai, Samai, ar gali? Nueik, Metai. Parodyk man visas išorinės kameras. Gerai. Viskas tvarkoj? Atsitrauk per 30 pėdų, kad galėčiau sufokusuoti. Ačiū, drauguži. Metai! Metai, bėk!
Metas atsikėlė. Jis gerokai apdaužytas, bet turėtų pasveikti. Neturiu paaiškinimo, kas nutiko Hoyto šuniui. Cameronai, ar girdi? Taip, atsiprašau. Rimtai, Semai, atšok. Aš rimtai. Kodėl tu tai darai? Kas po velnių su tavim negerai? Kodėl tu tai darai? Kas po velnių su tavim negerai? Aš ką tik buvau pakeltas ir nusviestas. Ir mes neturim nė menkiausio paaiškinimo, kaip tai išvis įmanoma. Aš tau pasakysiu, kas bus. Aš išvykstu. Tada užsisakau skrydį iš čia. Ir jei jūs tu būtumėt truputį nors sveiko proto, keliautumėt kartu su manim. Jums taip reikia vairuotojo, pasisamdykit ką nors kitą. Būkit atsargus. Rimtai. Tu šiknius, Semai, žinojai. Mes vis dar turime Hoyto sunkvežimį. Galime važiuoti Hoyto sunkvežimiu. Taigi, kas vyksta, Rėjau? Ar žinote, kad pašiūrėje Metas rado daugiau MD daiktų, įskaitant vaizdajuostę? Taip, jis tai minėjo, bet aš maniau, kaip per sena, kad galėtume ją peržiūrėti. Ne, pasirodo, rodau seną diską ir perkeliu jį kietąjį diską. Puiku. Tai kasgi vaizdajuostėje? Manau, bus geriau, jei patys pamatysit. Čia, štai čia. Rebeka, ar girdi mane? Mes jau pakeliui kartu su Rebeka. Liko maždaug 8 minutės. Mamytė, mamytė. Kur mamytė? Tai mes bandome išsiaiškinti, Rebeka. Ar prisimeni, kai paskutinį kartą buvai su ja?
Kaip toliai buvo nuėjusi? Gerokai iš ganyklos. O šuo? Ne. Ką ji daro? Mišelė! Rėjus paleido vaizdajuostę, kurią Metas rado pašiūrėje. Ten yra kažkas nepaaiškinamo. Jei tą juostą galima tikėti, tuomet aš ką tik mačiau, kaip grupė žmonių nužudo kažkas visiškai nežinoma. Kodėl jie mus čia atsiuntė? Semas apsėstas to, kas nutiko. Mes netgi gailimės, kad parodėme jam juostą. O Hoytas... Manau, kad mums reikia vykti. Mums reikia vykti. Bet aš nemanau, kad dabar jis gali priimti sprendimus. Ką, po velnių? Mums tada daryti. Manau, išvyksime šiandien. Turime Hoyto sunkvežimį. Į sunkvežimį. Eikit į prakeiktą sunkvežimį. Eikit į sunkvežimį. Ei! Kur jis? Liza! Velnias! Ką po galais jis daro? O, velnias! Kur jis nuėjo? Jis ką tik pabėgo. Tau viskas gerai, Liza. Tau viskas gerai. Liza, ne. Ką tu darai? Baik. Liza, baik. Aš nieko neprisimenu. Nieko. Mums reikėjo išvykti kartu su Metu. Mes radome precedento neturinčius pėdsakus. Mes to norėjome. Mes to atvykome. Aš manau, kad tai yra atskiras intelektas. Ką? Žinai ką? Išsikraustė iš proto. Žiūrėk, mes jau arti. Mes būtent čia. Arti ko? Kas jei tas daiktas gali pavirsti rutuliu, vilku ar net kodžiu? Ar manimi? Semai, rimtai jau gana. Nebenoriu čia daugiau būti, Semai. Aš nebegaliu čia daugiau būti. Susikrauk daiktus. Susitiksime prie paradinių durų po 5 minučių. Mes išvykstame. Jūs niekur nevyksite. Cameronai, prašau. Patrauk nuo manęs rankas. Viskas baigta, Semai. Kągi, aš pasilieku. Viskas baigta, liaukis.
Kodi. Kodi. Paėmiau tavo krepšį, Britanai. Aš pasiruošus. Mes pasiruošę. Kaip Semas? Jis neklausys, mes ką nors atsiūsim jo paimti. Kam rūpi Semas? Rėjau. Kas po Vilnių? Tai Kameronai. O Dieve, o Dieve. Nagi, eime, Liza. Bėk. Iš pat ryto jie atsiųs autobusiuką. Ryte? Greičiau jie negali atvykti, Liza. Tai puikus, Semai. Turint omeny, kad ką tik išėjome iš Hoyto kiemo, jo sunkvežimis buvo suniokotas, bet mes nieko negirdėjome. Išeikit, kad tik panorėję. Kaip? Ar jums netrodo keista, kad kai mes atvykome į rančą, visos šios nesąmonės ir prasidėjo? Jis teisus, mes galime būti MD eksperimento dalis. Apie ką jūs kalbat? Turėtum tai žinoti geriau. O kaip paaiškinsi tai, kas vyksta? Semai, iš kur žinai, kad MD tiksliai nežino, kas čia yra? Pažiūrėk į mane. Mes vyksime namo. Kameronai, kažkas blogai su Rėjumi. Rėjau? Ei, nuleisk ginklą, Rėjau. Gerai, tiesiog gerai. Aš nenoriu, ne. O Dieve. Bėk. Nagi. O Dieve. O velnias. Paklausyk manęs. Bėk, pakviesk KTV. Bėk, bėk. Atidaryk duris. Atidaryk. Sugrįžk. Jos nebėra. Į daržinę, paskubėk. Semai.
nagi. Kameronai. Palauk, Semai. Semai. Tekstą vertė Nematoma, redagavo Justytė, įgarsino Sonata. TRL komanda.